Jūs matėt Zendayos to angelo kostiumo buvo realiai su tokiu makiažu, kur realiai padaryta make-up, no make-up. Susikurti tokį efektą naudosim Lumene Natural Glow Foundation. Turi tokį švytintį filtrą, kartu atrodo sveikesnė. Svarbiausia, kuo plonesnis sluoksnis, kad neatrodytumėt prisidažiusios. Duosim kreminį bronzerį, kur irgi įimu nuo rankos likučius, tose vietose realiai, kur darytam kontūravimą, tiesiog, kad nebūtų griežtų linijų, viską taip išblendinam. Na ir tam saulės nubučiuotam efektui panaudokim lūpdažius kaip kreminius skaistalus, va čia šiek tiek esu jau užsidėjus, bet mes tikrai galim nepagailėti ir užsidėti daugiau. Aukščiau link akies, kad taip mieliau atrodyčiau. Ir aišku, aš niekada negaliu praleisti maskuoklio žingsnio. Tai kadangi mes labai naudojame nedaug priemonių, tai irgi užsidedam ant rankos. Išviesinkim su labai plonu sluoksniu veido centrą. Čia ir pasidarom kaip akių šešėliavimą, čia kaip pažiūrėkit naudojau bronzerį, tai vat su maskuokliu išsišviesinkim akies voką. Kaip akių šešėliavimas, net nereikėjo šešėlių naudoti. Ir dar tą patį lūpdažį panaudokim pagal paskirtį ir užsidėkim šiek tiek ant lūpų. Ar tai šiuo metu yra vienas man gražiausių makiažų, kai yra veidas neapkrautas, neapsunkintas, nepridėta visko ant veido, tiesiog skaičiai, gyvybingai atrodo, tiesiog sveikos odos efektas? Tikrai taip. Tai man atrodo, kad net akių nereikia pasidažyti, kai visas veidas tiesiog tobulai atrodo. Aš apie tai kalbu.